Sveiki visi Tupperware mylėtojai. Štai ir vasara baigėsi ir šuoliais nerėmė į rugsėjį. Ir rugsėjį Tupperware paruošė iš tiesų labai gerų ir įvairių pasiūlymų. Turim ir gamybą, ir laikymų, ir transportavimų, ir šaunę šeimininkių programą, ir puikų aktyvumą. Ir visko labai daug. Tad įsitaisykite patogiai, nes panašu, kad pasakojimas šį kartą nebus trumpas. Ir turbūt pradėsiu nuo karščiausių dalykų. Jūs brošiūroje galite rasti, prie pabaigos brošiūros, va štai tokias žirklės paukštienai. Aš turiu jas tik tai kitos spalvos pakol kas, nes dar negavome originalios spalvos, šitos raudonos, naujosios. Ir prie jų parašyta, kad galioja pasiūlymas nuo 4 iki 17 dienos. Bet tų paukštienos žirklių iš tiesų turime labai nedaug. Ne mes turime, o visas CE regionas jų yra nedaug. Kaina jų yra tobula, už tokią kainą mes šitų žirklių niekada nesam pardavinėję. Todėl pirmadienį 13 val. Nežinau, kada jūs žiūrėsit šitą video, greičiausiu atveju gali būti, kad po to, bet šitą informaciją tikrai gausite sekmadienį. Atsidarys kodai test programoje Tupperware demonstruotojams ir jeigu jums reikia jų, būtinai užsakykite. O kasgi tai per žirklės ir kodėl jas reikėtų turėti? Todėl, kad kai mes iškepame, pavyzdžiui, kokią vištą, antižąsį ar netgi šonkauliukus orkaitėje ar kažkur tai kitur, mums ją reikia padalinti dalim. Ir šitos žirklės būtent taip ir padarytos, tiesa, jos dar supakuotos į labai gražią dėžutę, tai jeigu jums reikės kažkam padovanoti, tai tikrai galėsite tai drąsiai padaryti. Atkabinam ir tada kerpam tą savo paukščius ar kokius šonkauliukus. Manęs dar klausia, ar galima kirpti kaulus. Kaulų vataifa nerekomenduojama kirpti. Jeigu ten paukštienos, kokios vištos gerai iškeptos, bet jeigu tai šonkaulių kaulai, tai vataifa nekirpkit, per sąnarius kirpkit, per tarpus kirpkit, per kremzles, per šonkaulius. Tai žodžiu višto šonkaulius. Tai žodžiu ir galėsit vištą padalinti dalim. Jos kerpa puikiai todėl, kad yra štai tokios išlenktos ir tas išlenkimas leidžia paimti ir labai gerai atkirpti tą, ką mes norime. Jeigu reikia jau kokį nors kietesnį kaulą perkirpti, va štai čia yra toksai įlinkimas, mes kaulą dedame į tą įlinkimą ir tada šmakšt ir perkerpam. Tai bet ne tokius, kur kaip būna kiaulė šonkaulių, bet vištytės kaulus ar antytės jūs puikiausiai galite sukarpyti. Kai nenaudojam, uždarom, užkabinam ir pasidedam ten, kur jūs norite laikyti jas. Superinės žirklės ir kad žirklės turėtų ką karpyti, reikia kažką tai ir iškepti. Ir įprastai aš aišku pradedu pasakojimą nuo šeimininkių programos, bet kadangi pradėjau nuo žirklių, tai dar užgriebsiu ir Ultra Pro ir po Ultra Pro dar vieną gaminį ir tada pasakysiu, ką gali gauti mūsų vakarėlių šeimininkės, nes tikrai yra puikių gaminių, tai tikrai bus šaunūs vakarėliai ir tikrai turėsite daug užsakymų. Geriausiai iškepa visi produktai orkaitėje Ultra Pro Tupperware induose. Labai gerai viena mūsų vadovė pasakė, aš nežinau, sako, kodėl gerai iškepa, bet iškepa gerai. Taip, jie pagaminti iš tokios medžiagos, kuri neišsausina kepamo produkto. Ir netgi kepant su dangčiu, jūsų produktai puikiausiai apskrunda. Tai jų bus gražiai apskrudę, neprišaudyta pilna orkaitė, tai nereikės jo šveisti ir valyti. Ką mes padarom? Dedam čia savo ar sumarinuotą vištą, ar kokį mėsos kepsnį, nepirkite tų mėsos vyniotinių, geriau nusipirkite gabalą mėsos, jį paprieskoniuokit į indą, dangtį uždengėt, tada ir viską dedate į orkaitę. Ir priklausomai nuo mėsos rūšies ir priklausomai nuo dydžio, 45 minutės, valanda ar valanda su bis trupučiuku ir viskas puikiausiai iškepa. Kugelis bus toks kaip keptas pečiuje, toks skanus. Taip pat netgi ir varškės apkepus galite kepti ir daržovės galite kepti. Burokų niekada nebeverdu puodė, visada kepu juos tik tai orkaitėje, nes tada juos sausu sudedu į Ultra Pro, uždengiu dangtį, žinau, kad kiti vynioja į foliją, bet tai nėra pats sveikiausias dalykas, geriau kepkite Ultra Pro. Uždengiu dangtį ir maždaug apie valandą laiko. 45 minutės, po 45 galite išjungti ir palikti, jie pabaigs toj šilumoje, jie pabaigs puikiausiai virti. Aišku, priklausomai nuo buroko dydžio ir nuo buroko rūšies ir nuo buroko šviežumo. Ir jūs turėsite tokius ryškius, skanius ir labai, išskirtinai gerai paruoštus burokus, ne taip kaip virti puodė. Taip pat galite ir morkas, bulves baltai mišrainiai irgi išsikepti. O jau nekalbu apie plovus, troškinius, balandėlius ir kitus dalykus, jūs irgi galite puikiausiai daryti orkaitėje.
3,5 litro talpa, tokia labai teisinga, ant dugno netgi yra priminimas, jeigu jūs kartais pamirštumėt, kad laiko nuo -25 iki 250 laipsnių temperatūrą, tai mes jį galime netgi ir šaldiklį dėti, tik neišmeskite išėmę nesuduš, galima dėti į šaldytuvą, jeigu ten liko kokios vištos įdėti atgal šaldytuvą, ir galima dėti į orkaitę. Ir galima tai padėti į mikrobangę. Jeigu jūs taupote laiką, norite greičiau iškepti vištą, pradžioje dėkite į mikrobangę, paskui pabaikite kepti orkaitėje, tai jinai tik tai apskrus, o jau mikrobangiai bus atliktas pagrindinis kepimas. Kaip reikia kepti? 5 cm nuo vieno šono, 5 cm nuo kito šono, 5 cm nuo viršaus, 5 cm nuo apačios. Ir nejungiam griliaus, nes grilius įkaitina daugiau negu iki 250 laipsnių ir automatiškai jūsų indas gali sudegti. Ir neilgiau kaip 2 valandas, nes tam kepimui, kai kiti sako, o aš kepsiu žemoje temperatūroje 130 laipsnių 6 valandas. Ne, šitas indas tam netinka, jisai skirtas normaliam kepimui, nelėtaigiui. Kaip reikia išimti iš orkaitės? 2 rankom su pirštinėm, nes jis būna įkaitęs, neimkit kur nors už kraštų ar kažkaip tai, o taip gražiai paimam, išimam ir gražiausiai serviruojam, nes jisai puikiausiai tinka ir serviruoti tiesiai į stalą. Jeigu norėsite tą vištą sukarpytą serviruoti, dar yra gurmentindai, bet iki jų nukeliausime dar, šiek tiek vėliau, todėl kad noriu dar, kol jūsų dėmesys nepasimetė kažkur tai, dar parodyti vieną gaminį, kuris kaip ir paukštienos žirklės, turi ribotą pasiūlymą. Tai yra neribotą pasiūlymą, o ribotą kiekį. Žirklės tai laiką turi ribotą, bet jos tikrai baigsis per minutės 3, garantuoju 100%. Lygiai taip pat ir termosų, naujųjų termosų, su lengvu uždarimu. Va štai čia yra toksai klipsiukas, kuris taip lankstosi, mes jį atlenkiam atgal ir tada spustelėję priekį atidarom savo termosą ir galime puikiausiai gerti. Štai šitaip uždarom, štai šitaip užrakinam. Viskas, mūsų termosas uždarytas, viskas saugiai tupi jame, ką mes supilsim. Termosas laiko karštį šaltį iki 8 valandų, tai jeigu jūs susipilsite labai karštą gėrimą, tai yra tokį verdantį ir parsinešite iš savo kelionės ar iš savo darbo ar dar kažkur. Tai susipilkite tos temperatūros, kad būtų štai toksai geriamos temperatūros, tada galėsite komfortiškai gerti ir tas jūsų gėrimas netvės. Norint supilti, žinoma, atsisuka ir viską galima supilti į vidų. Tūris, kad neapgaučiau, yra naujiena, tai nelabai atmintinai moku ir šiaip tūrius pamirštu, 450 ml plus supakuota į gražią dėžutę. Na ir dabar nuo to, ko norėjau pradėti, tai nuo mūsų šeimininkių programos. Nes su Tupperware galima susipažinti įvairiais būdais. Gali jums konsultatas pavieniui papasakoti, galite jūs susikviesti draugę, surengti vakarėlį, galite jūs iš savo draugių surinkti užsakymą ir priklausomai nuo užsakymo sumos jūs galite gauti dovanų. Jeigu užsakymas arba vakarėlis yra 120 €, tada gaunate štai tokią grindų šluostę, jinai yra dvipusė, viena pusė yra šiurkšti, tokia labiau, kaip pasakyti, šveičiama ir kita pusė tokia lygesnė, kai mes norime nuplauti paprastai ar kažkokias dulkes surinkti, o čia jau labiau pašveisti. Ir nors jinai vadinasi grindų šluostė, jinai tobulai tinka ir langam valyti, ypatingai pavasarį, kai jie yra purvinesni, arba jeigu per visą vasarą nenuvalėte, tai irgi galite tuos nešvarumus nuvalyti iš pradžių su štai šitą šluostę, o paskui su langų šluostę. Žinau, kad kiti netgi galvos sausinimui naudoja, ar kūno sausinimui kaip pilingą puikiausiai, tai paspintelėm visokiom valyti. Žodžiu, šluostė universaliai, jinai naudojama drėgna, mes sušlapinam, išgręžiam ir puikiausiai savo viską valam. Tai yra mikropluošto šluostė, kuri pagaminta iš labai plono siūlo, kuris supinta štai tokiom kilputėm ir į tas kilputės patenka nešvarumai, todėl mes plaudami grindis nebozojam jų po visus namus, o viską šluostė geria į save. Kai plaunama, galima elementariai po kranu su ūkiniu muilu ištrinti ir išplauti, arba galima mesti į skalbimo mašiną ir plauti skalbikliais be minkštiklių, bet kartu nedėkite kokių medvilninių skalbinių, nes tada dulkės prisimuš į tas poras ir paprasčiausiai jums nebe taip gerai valys. Kai vakarėlis siekia 120, tai gaunate štai šitą, kai 250 papildomai dar tokį clear, elegantišką aliejinę ar skysčių indą, kaip jau čia jį pavadinsis, va šitaip paspaudžiam, jisai atsidaro. Ir galim įsipilti, štai šitaip uždarom ir jisai uždarytas, talpa 770 ml tiks ir pienui, tiks ir vandeniui, tiks ir sultim, tiks ir aliejui, tiks ir sojai, acto ir visiems kitiem dalykam. Va štaip gražiai, va taip
su paliekminimu laikyti ir serviruoti. Na ir dabar grįžkim prie tų gourmet indų, prie naujovės, tai yra šio mėnesio naujovės. Dar mes jų niekada neturėjom prekyboje. Pavyzdžiui, jūs iškepėt vištą, ją sukarpėt ir norit kažkur serviruoti. Galbūt ultraprojų supurvinas, tingite plauti. Tai puikiausiai galima susidėti į štai šituos gourmet indus. Mes juos turime 2 dydžių, bet dydžių kaip visada nežinau, bet visada galima pažiūrėti ant dugno. 1,3 litro ir 2 litrai talpos. Paimsiu vieną į rankas, kad galėčiau papasakoti. Ir tiesa, žvilgtelkim, kaip mes juos galime įsigyti. Jie pradžioje netgi yra įtupdyti kažkur, va štai čia. Mes juos galime įsigyti atskirai, tai nebūtina pirkti rinkinį, galite įsigyti tą dydį, kaip jūs norit. Rankenėlė yra užlenkiama, ją galima užlenkti vieną ir kitą pusę. Tai yra padaryta tam, kad jeigu aš paskui norėsiu dėti į šaldytuvą, galėčiau vieną indą statyti ant kito ir man rankenėlę, nemaišytų. Tai čia yra talpa, į kurią mes sudedame savo maistą. Ir dangtį mes galime uždengti 2 būdais. Mes galime uždengti dangtį taip, kad štai šitas kiaurymė būtų ant išsikišimo, tai karštis neišeis. Jeigu aš uždengsiu va štai šitaip va, tai tada aš čia galiu įstatyti kokį nors šaukštą ar kažkokį kitą serviravimo įrankį, ar man reikia gal išleisti ten garų kiekį, ar aš noriu, kad ten mažiau kondensato viduje susidarytų, galiu uždengti tada tokiu būdu. Šitą indą galima naudoti ir mikrobangiai, kaip ir Crystal Waves, va čia net yra instrukcija parašyta, bet tokiom mažom raidėm, kad jums reikės tikrai pasididinti. Parašyta, kad galima naudoti maksimum 3 minutės 600 vatų galingumu. Ir dedant pašildyti reikia štaifą dėti, kad būtų atidarytas, kad garas galėtų išeiti. Tai gražiai serviruokit, pašildykit, laikykit šaldytuve. Transportavimui gal nelabai tinka, bet tiem dalykam, kad serviravimui, pašildymui ir laikymui, tai tobulai. Žinau, kad jau merginos, kurios užsidirbo šitus indus, pamėgo juos ir jau Rimantė kėlė postą, kad tai yra mano iš vienas naujų atradimų ir pamėgtų dalykų, tai tikiu, jeigu pamėgo Rimantė, pamėgsite ir jūs. Dar kas man labai, mano turbūt žvaigždė šito mėnesio, yra Super Dicer pjaustyklė. Niekada negalvojau, kad man reikia tokios pjaustyklės, bet kai jinai atsirado ir kai aš ją pratestavau, tada supratau, kad tai gaminys, kurio man reikia ir jinai tupi mano namuose, stalčiuje ir aš ją naudoju pakankamai dažnai. Jinai turi 3 rūšių labai aštrius tinkliukus. Turi smulkų, va štai čia, kur įdėtas va štai šitas va, toksai labai mažais kvadračiukais pjausto. Nepasakyčiau, kad labai mažais, tokiais, normaliais, kad kaip baltai mišrainiai, smulkiai supjaustytais. Atvirai pasakysiu, nebeatsimenu, aš matmenų, bet čia turbūt yra visas gaminys, ne, neparašyta. Savaitės, mėnesio eigoje aš jums tikrai pasakysiu, kiek ten tų yra milimetrų, bet vizualiai žiūrint čia kokie 5 ant 5, čia turbūt yra centimetras ant centimetro maždaug ir kitas yra va štai tokie va, štai tokios pailgos juostelės. Mes galime pjaustyti pagaliukais, mes galime pjaustyti kvadračiukais. Norint pjaustyti kvadračiukais, prieš tai daržovę reikia susipjaustyti riekutėm, tai nėra sunkus procesas ir tada dėti ir šmakšt, viskas puikiausiai krinta į dėžutę. Dėžutė turi neslystančias kojeles apačioje ir mes galim susipjaustyti vienaip ar kitaip. Visai nesenai dariau baltą mišrainę, tai pjausčiau su štai šitų smulkiu. Ir kiaušinis, ir morka, ir bulvė, ir agurkas, viskas buvo supjaustyta šitų. Svogūną iš vis tobulai, pjaunam tik per pusę ir va šitų smulkių, taip, ir turim mažus tokius kvadračiukus svogūno, jisai subyra, nes jisai visas sluoksniuotas, jo net nereikia riekutėm pjaustyti ir viskas puikiausiai supjaustyta. Norit fritkių mažų, darykit plonas, norit fritkių storų, darykit storas, iš maždaug tokio aukščio bulvės galite padaryti puikiausiai fri, galite taip lygiai taip pat agurką pagaliukai supjaustyti, gal paskui su kokiu nors ten šitų padažų norėsite įvalgyti ar kaip nors panašiai. Kaip pakeisti geležėlę, atsitraukiam, išėmam, paskui įstatom kitą, uždedam. Šitas irgi išsiema šita dalis, kai mes norime viskas išplauti, ją reiktų plauti su šepetuku, nes čia lieka šiek tiek daržovių. Na, žodžiu, ir puikiai supjaustysi. Taip pat galima ir šlapenką supjaustyti kubeliais, jeigu norite, ir netgi sūrį galite supjaustyti kubeliais, naudodami štai šitą pjaustyklę ir turėsite, ar ten kokį tofu, ir turėsite gražius kvadračiukus. Tai yra didesni kubiukai, mažesni kubiukai, pailgi dalykai ir pažaisit, pamatysit, atrasite įvairiausių formų ir konservavimų, ir troškiniam, ir įvairiausiam ten
Orkaitėj, pavyzdžiui, padaro tuos 1 ant 1 batato kubelius, morko kubelius, bulbių kubelius, burokėlių kubelius, tų kubelių daug iškepat ir po to pateikėt kaip garnyrą. Nerealiai gražiai atrodo, o susipjausto per akimirką. Aš jau labai senai nebuvau dariusi baltos mišrainės, bet kai atsirado šita pjaustyklė, mes ją turim turbūt metus kokius. Bijau pasakyti laiko, gal daugiau, man atrodo, gal pernai neatsirado. Neatsimenu. Atvirai sakau, neatsimenu, bet jau po to karto dariau turbūt 5 ar 6 kartus baltą mišrainę, nes ir šventėm darau, nes anksčiau galvodavau, o ne, aš jau tų kvadračiukų tai tikrai nepjausiu. Rekomenduoju, nes nerealiai geras dalykas ir iš tiesų patiks ir iš tiesų naudosite ir iš tiesų džiaugsitės jį turėdami. Kitas iš įrenginių, jeigu jau apie įrenginius pradėjom, tai yra Easy Speedy plaktuvas ir aš netokį video esu pradėjusi tai žodžiais, kad manęs labai dažnai klausia, kodėl aš šiais laikais naudoju rankinį plaktuvą. O todėl, kad jisai plaka nerealiai ir jam nereikia elektros ir aš jį galiu pasiimti su savim, galiu bet ką įsiplakti ir man nesitaško į šonus. Žodžiu, nerealiai patogus dalykas, turi ąsotį 1,2 litro talpos su patogia rankena ir net jeigu jūs plakat kažkokiu paprastu miksteriu, jeigu jums yra reikalas, jūs galite ar ten norite sugrūsti kažką taip išvirtą, jūs galite jį naudoti kaip paprastą ąsotį. Apačioje yra tokia neslidinėjanti ta tarpinė užsideda, čia galite ir įrankį įstatyti, jeigu neturit kur padėti. Kai nusipirksit tos kojelės bus atskirai, tai prisitvirtinsit kojelės ir jisai bus išardytas tokiu būdu. Šitaip, 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 čia šitoj daly bus be kojelių. Tai pirmiausia prisitvirtinam dugne žiedą, tada surenkam štai šitas kojelės ant šito mechanizmo. Tada statom štai čia, tada dedam šitą raudoną žiedą ir čia yra spinutė ir atidaryta, sutapatinam brūkšniuką su atidaryta, užsukam ir jeigu uždedant rankeną mums pasigirsta klinkt, vadinasi žiedą užsukam gerai ir galime plakti. Plakimo yra 2 greičiai. Yra pirmas greitis, kai mes sukame, rankeną sukti šiek tiek sunkiau, jeigu jau čia yra labai tiršta. Bet kol nėra tiršta, tai sukasi labai lengvai, bet kojelės viduje sukasi greičiau. Kai mes perjungiam ant antro greičio, tada rankeną sukti lengva, bet kojelės sukasi lėčiau, bet netgi perjungus ant antro greičio mes galime užminkyti tešlą tokią kaip medaus tortui, tai yra minkimo būdą netgi galim padaryti, perjungus ant antro greičio. Kągi plakam? Kiaušinių baltymus, kiaušinių trynius, visus kiaušinius, grietinę, grietinėlę, omletus, blynam tešlą. Žodžiu, tą, ką reikia suplakti, pyragam įvairiausiam tešlą, įdėjus miltus, tada jau aišku perjungsit ant antro greičio ir viską puikiausiai išmaišysit ir tiesiai iš ąsočio galėsit išpilti. Nerealiai patogus dalykas ir aišku viską pagaminus, kad iš ąsočio gerai išvalyti, reikia griebti į rankas silikoninę mentelę. Gaila tik tai, kad silikoninė mentelė, net nežinau ar gaila, bet naujokai turės puikią galimybę. Silikoninę mentelę savo klientam pasiūlyti gali tik tai tie, kurie startavo rugpjūtį arba startuos rugsėjį. Tai jeigu jūs esate rugpjūčio arba rugsėjo naujokas, silikoninė mentelė, kuri kaip liežuvis išlaižo viską. Iš indų, iš plakiklių, iš keptuvės, iš puodo, iš majonezo stiklainio ar iš uogienės stiklainio ar iš kažkokio ten padarytą tešlą. Jūs išlaižot, išimat ir viską švariausiai išvalot. Rekomenduoju, bijo aštrių dalykų. Tai jeigu atidarėt konservų su žieduku ir ten liko ta aštri, pavyzdžiui, kondensuota piena, su žieduku atidarėt, tai jau su ją nevalykit, nes tikrai pjausite nuo to likusio aštraus krašto. Jeigu į kriauklę įmetėt kokius supersonics peiliukus ar dar kažką, nemeskit kartu mentelės, nes irgi būtinai įpjausit, jeigu statot kurį indaplovę, pažiūrėkit, kad šalia nebūtų kažkokių aštrių dalykų, kad be makaluojant ant to vandenį jūsų mentelė neįsipjautų. Tai mentelė, aišku, reikalingas dalykas. Ir jeigu jau pasukom į tą pusę, tai keliaujam į tą gamybinę seriją, ką mes turim iš tokio, kaip ten, tešlų gamybos serijos, net nebūtinai tešlų, bet iš to virtuvinės. Nors čia viskas skirta virtuviai. Nežinau, kaip apibūdinti žodžiu. Mes turim Bake to Basic dubenį, Bake to Basic dubenėlį, sulčiaspaudę, Bake to Basic greitkratį ir turim padėklą kočiojimą. Ir dar kažkurią savaitę turėsime ir greitkratį, o ne greitkratį, turėsim ir kočelą, nebeatsimenu kurią, bet kažkurią tai bus. Gal pradėsiu nuo greitkračio. Kai kam tai yra kardinali naujiena, kai kas jį turi nuo senų laikų, nes tai yra naujai atgimęs gaminys ir labai gerai, kad jisai atgimė, nes jisai yra užsukamas greitkratis.
Ir užsukamas greitkratis yra patogu tuo, kad jeigu jūs plakate kažką, kas skiria kažkokį tai gazą šiek tiek, gal įpylė čia kokio nors, nežinau, limonado ar proseko ar dar kažko ir jūs norite suplakti, tai šitas greitkratis jums tobulai tinka. Arba netgi mes darydavom senais laikais, paskui užsimiršo kisielių, kad karštas vanduo, krakmolas, uogos ir viską lengvai paplakam ir viskas gražiausiai subrinksta ir tai galima daryti tik užsukamam greitkratį. Talpa 700 ml, malūnėlį galima 2 pusėm dėti. Arba štai šitaip įdubusiai, arba štai šitaip pakilusiai. Koks skirtumas? Skirtumas tas, kad kai mes plakam ir mums reikia, kad maišytųsi, dėkit taip. Bet jeigu jūs norite kažkokį tai kokteilį pilti, tada perdėkit atvirkščiai. Tuoj mes jį sukonstruosim. Neįspaudžiau štai šitos dalies, tai jis man dabar liko viduje. Tuoj, techninės kliūtys čia vadinasi. Techninės kliūtys įveiktos. Jeigu taip nutiks, kad šita detalė prisifiksuos jūsų va štai šitam dangtelį, kaip man nutiko, tai tada ką reikia padaryti, reikia stipriau sukti, kad jisai taip tarsi trakšteltų ir tada suktų ir tada ta detalė atsistoja į šitą vietą. Tai ką aš jums norėjau parodyti iki techninių kliūčių, kad va šitą malūnėlį uždėjus va taip va atvirkščiai, matot, čia tada jisai yra ties kiaurymė ir jeigu aš pilu ir viduje yra kažkokie tai ledukai, tai automatiškai mano ledukai, jie lieka mano greitkratyje ir nesubėga mum į indelį. Tai jeigu pristrigo, tada jūs ką darot? Stipriau pasukat ir tada atsukat atgal ir jūsų dangtelis lieka štai čia va. Tai principą jums parodžiau, kad žinotumėt, ką daryti, jeigu dangtelis liks jūsų viduje, nes aš jau buvau pamiršusi, ką su juo reikia daryti. Taip, kitas Bake to Basic gaminys, tai yra štai šitas 3,5 litro talpos dubuo. Aš namuose turiu juos 4. Turiu vieną mėlyną, kurią metų turbūt 26 jau, ir turiu 3 geltonus, kurie šiek tiek jaunesni. Ir visi 3 iš tiesų yra naudojami kaip elementarūs dubenys sumaišyti salotom, padaryti mėlyniai tešlai ar kažkam tai kitam, ten kokiai mėsai sumarinuoti, supurti su prieskoniais. Forma jo yra nerealiai patogi, jis turi va štai tokią va rankeną. Tai jeigu aš kažką tai maišau, plakumą labai patogu laikyti, jis turi sijoną, kad būtų labai patogu išpilti ir jisai turi net 2 dangčius. Vienas dangtis yra nesandarus, jisai skirtas plakimui, bet ne tik tai plakimui. Mes galime štai šitą va dangtelį nuo mažo dubenėlio, į dubenėlį atskirai su sulčiaspaude galima įsigyti, uždengti va šitaip ir mes turime nesandarų dangtį dubeniui. Ką man gali prireikti nesandaraus dangčio dubenių, jeigu aš čia, pavyzdžiui, sudėjau kažką tai šiltą ir noriu uždaryti, tai tada reikėtų uždengti nesandarių dangčių. Ir kitas dangtis yra visiškai sandarus, mes laikome ranką per centrą ir uždarome ir mūsų tokiu būdu dubuo yra uždarytas visiškai sandariai. Dargi tą dangtį, kuris turi skylę per vidurį, galima naudoti tokį kaip pasistatymo tarsi padėklą, va štai šitaip va, kai aš plaku, aš galiu įstatyti, va čia matot, sijonas atitinka štai šitą va viduriuką ir jisai tarsi stabiliau stovi ant mano stalo, toks kaip su pjedestalu. Ir dar tas dangtis man tinka, jeigu aš, pavyzdžiui, darau kokį nors torto kremą ir man reikia ten citrinos žievelės, citrinos sulčių, aš imu sulčiaspaudę. Ir sulčiaspaudės baltoji dalis turi tokią tarkutę. Aš galiu uždėjus patarkuoti citrinos žievelę, patarkuoti kokį nors ten imbierą, pavyzdžiui, ar net česnaką, ar kažkokį tai ten kitą dalyką, ar netgi morką vaikui tyrelę ant dubenėlio uždėjus, vaikui košelę darant galima puikiausiai patarkuoti. Noriu spausti sultis, dedu šitą dalį ir šita dalis užsideda 2 būdais. Turi trakštelt. Va šitaip. Ja galima uždengti taip, kad būtų didesnės nukošimo skylutės ir būtų mažesnės nukošimo skylutės, priklausomai nuo to, kiek aš noriu, kad tirščių patektų mano citrusinio vaisiaus. Ir štai šita sulčiaspaudė, pažiūrėkit, jinai yra didelė, jinai netgi tiks greipfurtui spausti, nes labai dažnai žmonės klausia, sako, ar turit ką nors tokio stambesnio, kad aš ir iš greipfurto galėčiau spausti sultis. Tai šita tam tobulai tiks. Va šitaip uždengus aš galiu netgi nukošti, jeigu aš čia, pavyzdžiui, brinkinau kokius migdolus, puikiausiai galiu nupilti. Ir tokiu būdu mano migdolai liks be skysčio. Ir šitas dubenėlis taip pat turi dangtelį. Jeigu šitus dubenėlis labai mėgsta, kai kažką tai gamina,
tai juos susipjausto, mes irgi jų namie kažkaip turim, turbūt nežinau, 8 gal kokius, jeigu ne 10. Tai juos prisipjausto įvairiausių produktų, jeigu ten gamybai reikia įvairių gaminių, tai būtent į štai tokius dubenėlius, jeigu kažkas lieka, paskui galima uždengti ir mesti į šaldytuvą ir šiaip jie puikiai susimauna vienas į kitą, palikdami šiek tiek apačioje vietos, tai jeigu nedaug pripjaustyti, tai galima ir sumauti ir tokiu būdu puikiausiai susidėti kažkur kompaktiškai virtuvėje. Ir kai mes gaminame, kai mes kepam, jau mentelę turim, dubenį turim, sulčiaspaudę turim, tai dažnai mums reikia, greitkratį turim, dažnai mums reikia kažką tai iškočioti, arba šiaip mes norim apsaugoti savo stalą, gal darbastalį, tai Tupperware turi štai tokį lankstų padėklą tešlai. Kai jo nenaudojat, galite paprasčiausiai susukti į rulonėlį, va štai šitaip va, ir uždėti kokią nors gumytę. Jeigu turite kočėlą, tai galite į vidų įdėti kočėlą ir sukti ant kočėlo. Aš suku visada blogąją pusę į viršų. Ir kai atsuki, jisai toks biški būna pasilenkęs į tą išorę, tai tada jį persuku į priešingą pusę, kad jisai išsitiesintų. Kaip jį prisitvirtinti prie stalo, jeigu jūsų stalas yra lygus, tam, kad kočiojantis neslidinėtų, tai šiek tiek padrėkinkit stalą ir padėkite padėklą. Jeigu stalas tokį turi grumbletumą, vat kaip mano štai šitas, aš visada patiesiu vienkartinio popieriaus gabaliuką, ant jo užpilu šiek tiek vandens, kad jisai pasidarytų šlapias ir patiesiu padėklą. Ir viskas, kočioju. Kodėl kočioti reikėtų ant padėklo? Todėl, kad jisai turi unikalią savybę. Ant jo kočiojant tešla nesliuogia atgal, bet jinai ir neprilimpa. Tai taip jūs galėsite iškočioti virtinukų tešlą, mėlinę tešlą, kokią medaus torto tešlą ar kažkokią kitokią tešlą. Jeigu tai yra varškėčių tešla, tai su varške tokia kibesnė, tai šiek tiek reikės pabarstyti miltų. Tom kitom tešlom netgi nereikės barstyti. Dar labai patogu nuo jo nuimti, jeigu kažkas yra iškočiota, aš galiu su juo pakelti, kažkur perdėti, kažkur nuimti, jeigu aš ką nors noriu vynioti, galiu lenkti ir su mentele sukti ir daryti įvairiausius vyniotinius. Manau, rugsėjai bus puikia proga vėl pasikartoti ir pasigaminti mėlyną tešlą, nes ir dubenį turim, ir padėklą turim, ir jeigu dar kočėlą turėsim kažkurią savaitę, tai iš tiesų galėsim pasigaminti. Čia yra apskritimai, sunumeruoti, iš tikrųjų tai čia yra ne 28 cm, o 26, todėl kad čia yra taip pamatuota, kad jeigu jūs kepa torto blynus ir jums reikia 28 cm, tai kad kepant įvertinta, kad kepant susitrauks jisai šiek tiek ir gausis būtent to dydžio, tiksliau čia yra daugiau negu čia parašyta. Tai kad jums kepant susitrauks ir gausis būtent tokio dydžio torto blynas, kaip čia parašyta. Žodžiu, supratus, ką norėjau pasakyti. Ir dargi ant padėklo yra matavimo skalės, va štai čia va. Jos yra atitikmenys mūsų europinės ir amerikoniškos. Tai arba jeigu jūs matuojate podeliais, kad jums nereikėtų ieškoti kažkur internete, parašyta, kad vienas šaukštelis yra 15 ml, 2 šaukšteliai yra 30 ml, vienas podelis yra 240 ml, kiek mūsų temperatūra, kaip matuojama, Celsija atitinka Fahrenheitus, žodžiu, turi dargi špero ant mūsų padėklo, naudokite, džiaukitės ir tikrai jums patiks. Ir tie, kurie turi, man atrodo, visi gali gerą žodį apie jį pasakyti, nes padėklas tikrai reikalingas namuose. Taip, padėklą grąžinam į jos vietą ir jeigu mes kažką tai kepame, tai aišku, mums tenka ir aptepti kažkuo. Tai taip pat yra teptukas, su kuriuo patogu tiek aptepti kepinius, tiek ištepti kokią skardą, ištepti žiedo formą, ar kepant kažką keptuvėje aptepti, ar orkaitį aptepti, ar ant griliaus aptepti kokį nors padažų, kad jūsų ten šokoliukai gražiau apskrustų. Ir teptukas yra padarytas taip, aš dabar išimsiu tą silikoninę dalį ir išardysiu, kad jūs matytumėt. Jisai turi per vidurį štai va tokį liežuvėlį ir turi silikoninius šeriukus. Tas liežuvėlis reikalingas tam, kad sukauptų į save daugiau to kremo ar padažo ar šokolado, jeigu man reikia kažkokią ten pyragėlius aptepti šokoladu. Ir tada aš jį va taip surenku. Galima plauti indaplovį, galite plauti rankomis, galite išardyti plaunant, galite neardyti, jau matysite pagal situaciją. Aš aptepu ir kai aš nenaudoju, aš galiu va taip jau užlenkti, kad man galėčiau padėti ant stalo ir stalo man nesutepliotų. Op, ir vėl savo puikiausiai tepu. Patogus reikalas, tikrai visiems kepėjams pravers. Ir jeigu dar apie tuos visus kepimus,
Tai štai va tokia va leistinukų forma, kuri visada labai paklausi yra pas vengrus ir kroatus, nes jie valgo daug tų tokių spacilių, tai yra tų leistinukų. Ir aišku ir pas austrus, bet mes kadangi regione dirbame su vengrais, tai mums vis tie vengrai užkliūna. Tai yra didelė leistinukų forma, kuri dedasi ant įvairaus dydžio puodų, nes turi va štai tokius va laiptukus. Ir kaip gaminasi tie leistinukai, jeigu jūs mėgstate makaronus, jeigu jūs mėgstate varškėtukus, tai jums jo būtinai reikia, nes čia labai lengvai pasigamina viskas. Galit elementariai miltus maišyti su vandeniu, galite miltus maišyti su vandeniu ir kiaušiniu, galite miltus maišyti tik su kiaušiniu, galite įdėti dar papildomai špinatų, galite įdėti varškės, galite įdėti kumpio kokio nors, galite įdėti kokių, tik tai norit priedų, netgi ir burokėlių, tai pasidarysite raudonus virtinukus, su špinatais pasidarysite žalius, o pavyzdžiui, tuos baltus įdėsit ciberžolės, pasidarysit geltonus, tai bus, spalvų gama. Varškėti irgi labai paprastai, dedate varškės, dedat kiaušinių, dedate miltų ir viską va tokiu būdu tešlą dedam čia ir špakliuojam į verdantį vandenį. Vung, 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 kelios minutės ir viskas išvirė. Galite naudoti kaip garnyrą, galite naudoti kaip atskirą patiekalą, galite naudoti įvairiausiam apkepam. Daryti, jeigu turit vaikų, tai jūsų vaikai tikrai džiaugsis, kai jūs pagaminsite va tokių va mažyčių lašiukų. Ir jeigu jūsų tešla bus skystesnė, lašiukai bus pailgesni, jeigu tešla bus kietesnė, lašiukai bus apvalesni, žodžiu, pabandykite, tikrai patiks ir tikrai jums rekomenduoju. O su kuogi valgyti leistinukus galima elementariai su sviestu ar sūriu. Tam mūsų šaldytuve mes turim sviestinę, arba tai gali būti mažoji sūrinė, bet sviestu tai yra kaip tik tas dydis sviesto pakelis telpa. Galima dėti ant lygaus paviršiaus sviestą, galima dėti ant įdubusio paviršiaus, kaip jums labiau patinka, uždengia dangtelį, telpa ir dureles, telpa ir šaldytuvo kažkur tai šoniukus įvairiausius. Tai yra samba serija, ta visa banguota graži, išimam patvari, nes samba turi tokį šiurkštumą paviršiuje, tai yra grumblėtumą ir jinai nesiraišys ir jums labai ilgai gražiai estetiškai atrodys. Jeigu jau nukeliavom į šaldytuvą, tai oi, dar čia kiek visko ant mano stalo, apie ką reikia papasakoti, tai aš griebiu savo mėgstamiausias šaldytuvo dėžutes. Štai šitas mano namuose jau nežinau kiek metų, virš 20, gal net virš 25 kokie. Vienos iš paklausiausių dėžučių. Šita mažoji yra 650 ml, yra idealiai tinkanti silkiai, idealiai tinkanti lašišai sūdyti, sudėti kokius kepsnius, iškeptus kotletus ar įvairiausius likučius. Štai tokia plokščia ir atrodo, jie telpa nedaug, bet kai pradėsite dėti, pamatysite kokio talpumo. Lietinius blinelius sudėti. Na, žodžiu, talpi dėžutė ir kuri tilps į bet kokį šaldytuvo kampelį. Dangtelis yra kietas jos, bet užsidaro lengvai. Turi va tokia, tas briauna patenka tarp dviejų plastiko tokių, kaip tokį plastiko revuką. Todėl užsidaro pakankamai sandariai, nors nei viena keturkampė dėžutė nėra 100% sandari, bet kadangi patenka į tą revuką, išleidžiam orą, tai pakankamai sandariai užsidaro. Ir dvigubai aukštesnė yra 1,5 litro, tai ir kokiem kepsniukam, ir kažkokiam tai tenais susidėti įvairiausiam dalykam, žuviai ir taip toliau, ir taip toliau. Tikrai šaldytuve laikomiem dalykam, gal balandėlių pasidarėt, likutis liko į dėžutę, bumt ir viskas puikiausiai į šaldytuvą. Neutralų žydri dangteliai tikrai gražiai žiūrėsis jūsų šaldytuve. Taip pat šaldytuvui ir tiktų ir šitie pabaisiukai, 940 ml su one touch dangteliais, bet jie ir šiaip skanėstam ant stalo susidėti labai smagus, gal tai sausainiukai, gal tai saldainiukai. Ir užsidaro jie labai paprastai, bereikia tik tai va šitaip spustelti per vidurį ir uždarytas, norit atidarys, spaučiam per centrą ir atidarom va štai tokiu va būdu. Tai pabaisiukai 2 rinkinyje, šaldytuvas spintelė pasiims su savim, tikrai panaudojimas labai platus. Ir naujovė, bet ne naujovė, naujovė mūsų katalogą, bet mes jau esame turėję, tai yra mūsų silikoniniai maišeliai. Kad nesuklyščiau ir nesupainiočiau tūrių, jie čia netgi pirmam puslapyje parašyti. Taip, turim vidutinio dydžio, turim, o tūris net neparašytas. Taip, Egi atnešk man katalogą, kad aš galėčiau pasižiūrėti, kokio tūrio yra šitie maišeliai. Čia labai gerai parašyta, brošiūrai parašyta vidutinio dydžio maišelis, didelis maišelis ir itin didelis maišelis ir parašyta matmenys. Aišku, sudėtinga turi nuspręsti štai šitų maišelių, nes jeigu jūs norite šaldyti, tai iki čia, jeigu norite paprastai susidėti, galite susidėti ir daugiau.
Tai maišeliai su štai tokiu unikaliu užraktu, va, tokiu kaip užtrauktuku užsitraukiančių, užsidarančių. Ir Tupperware'as šitą užtrauktuką užpatentuos ir tai bus jūsų kurtas dalykas. Tai yra štai šitas patentas bus būtent Tupperware, mes va štai puspaudžiam ir mūsų maišelis uždarytas pakankamai sandariai. Negalima teikti, kad visiškai 100%, pavertus per laiką gali pradėti šiek tiek tekėti, bet jau tikrai maišelis yra sandarus. O, va čia yra ir tūriai. Va štai taip atrodo mūsų naujas katalogas, jis irgi galioja nuo rugsėjo ir jame irgi rasite įvairių dalykų, ką galima įsigyti rinkiniais. Tai įsigijant rinkiniais, jūs automatiškai sutaupote ir šiaip katalogė kainos yra žemesnės negu praeitam katalogė, tai jau įsigijant rugsėjį jūs tikrai gerai sutaupysite. Tai štai šitas maišelis yra litras, šitas maišelis yra 1,8 litro, o šitas maišelis yra 2,9 litro. Tai faktiškai 3 litrinis jūsų maišelį. Kam dabar jie gali praversti? Jie gali praversti, aišku, susidėti užkandžiam, nešti su savim, susidėti kažkokiam reikmėm, ar tai būtų jūsų ten, pavyzdžiui, pasas su mobiliu telefonu kažkur keliaujant, ar maudimukas einant iš pliažo, ar kažkokie kitos smulkmenos kosmetikos ar panašiai, ar gal jūs poilsiaujate kažkur viešbutyje ir norite įsidėti raktą ir kitus reikalingus dalykus, ar ten kokią skarelę ar dar kažką, tai tokia kaip mini rankinė, nes ir atrodo jos labai labai gražiai, tai čia laikymo klausimas. Šaldytuvas, spintelė, galbūt su biriais kokiais produktais, netgi riešutais sudėtais, arba šaldytuve sudėta ten koks nors višta besimarinuojanti, ar kažkokie vinžirniai likę ar panašiai. Bet jie taip pat puikiai tinka ir gamybai. Jūs galite su jais gaminti mikrobangiai, galite gaminti orkaitėj, arba netgi galite statę į vandenį, jeigu jūsų vanduo yra, kiek laipsnių tas vanduo turi būti, kur nusistato vanduo nepilnai verdantis, arba galite užvirti ir, pavyzdžiui, jeigu jūs norite kiaušinėme kepti, tai įdėti kiaušinį ir įleisti su štai šitų indeliu ir tokiu būdu jau išjungus vandenį, netgi kiaušinis jūs puikiausiai pasigamins. Paeksperimentuokit. Aš dar vandenyje nebandžiau virti, bet bandžiau kepti orkaitėj, bandžiau gaminti mikrobangiai, iš tiesų šaunus reikalas. Gaminant orkaitėj ar mikrobangiai mums reikia šiek tiek pradaryti, tai yra ne iki pat galo uždaryti maišelį, kad išeitų garas. Ir pavyzdžiui, koks galėtų būti procesas. Aš nusipirkau vištienos, supjaučiau gabaliukais, sumečiau į maišelį, sudėjau prieskonių, uždariau maišelį, viską išmasažavau, kad mano vištiena išsimasažuotų. Tada tą padėjau šaldytuvą, jeigu noriu marinuotis, arba palikau ant stalo, kad ten kokie keletą minučių pasimarinuotų, tada pradariau kampą ir dedu į mikrobangę, vertikaliai reikėtų dėti, aišku, nes maišelis pradarytas, arba į orkaitę ir tokiu būdu pasigaminau. Tai galit naudoti laikymui, transportavimui, ir dar galit naudoti šaldiklį. Tiesa, tie maišeliai yra išsamei aprašyti mūsų katalogo pirmam puslapį, nes jie yra katalogo naujiena ir iš tiesų jie ne veltui atsidūrė pirmam puslapį ir puikus aprašymas, aukštos kokybės silikonas, nėra bra, nėra švino, nėra latekso, nėra flatatų, unikalus uždarimas, paprasta valyti, patogu sudėti vienas į kitą, kai nenaudojate, iš tiesų puikiausiai susideda. Bet jie puikiausiai tinka ir šaldikliui, tai jeigu aš noriu kažką tai šaldyti, aš irgi galiu jį sudėti ir dar kas labai patogu, aš jeigu sudėjau, tada galiu darius kamputį išspausti orą likusi, uždaryti ir šaldyti tokiu būdu. Šaldyti rekomenduoja, bet sunku aišku tai įveikti, rekomenduoja pradžioj užšaldyti va taip vertikaliai, o tada paguldyti. Bet ne į kiekvieną šaldiklį gal didysis maišelis įtilps, dėl ko rekomenduoju užšaldyti vertikaliai. Todėl, kad jeigu jūs paskui norėsite atšildyti įdėję į mikrobangę, tai kad jisai stovėtų, nes dugnas jo mato toksai, kad stovi. Ir kai nenaudojat, jie puikiai susimeta vienas į kitą. Tie, kas įsigijo, džiaugiasi ir deda nuotraukas, kaip jie naudoja juos įvairiausiose kelionėse, kaip naudoja rankinę įsimes, kaip naudoja laikymui, kaip naudoja pasiimti įvairiausius užkandžius ar taip toliau, ar taip toliau. Ir dar kas su jais labai patogu, kad kai jūs suvalgėte, pavyzdžiui, čia įsidėjot kokių sumuštinių. Suvalgėt sumuštinius, įmetėte į krepšį ir jisai užima nedaug vietos, nes dėžutė jinai užimtų automatiškai daugiau vietos. Jeigu jisai liko nešvarus, uždarėt užtrauktuką ir jokie nešvarumai iš jo nepabėgs. Smagus reikalas, tikrai rekomenduoju, tai ir tikrai džiaugsitės turėdami. Ir gaminsit, ir laikysit, ir transportuosit. Na ir man atrodo, kad man liko tik tai 2 daiktai. Tai liko
tokie abu iš juodos, galima sakyti, serijos, nu štai irgi juodumo turi. Shop kolektorius ir duonė. Gal pradėsiu nuo duonės ir baigsiu shop kolektorium. Duonos mes, aišku, daugelis iš jūsų turim namuose. Ir kad duona išliktų skani ir šviežia, jinai turi kvėpuoti, jinai neturi būti sandariai uždaryta ir jinai turi turėti savo vietą. Kai kurie laiko duoną šaldytuve, bet šaldytuve duona praranda savo skonį, tai geriau laikykite paprastai ant stalo. Mūsų duonė padaryta taip, kad jinai turi nesandarų dangtį, va šitokį tik užvožiamą, todėl duona oras cirkuliuoja ir cirkuliuoja ne tik pro dangtį, bet cirkuliuoja ir pro va šitą vadalį, nes čia yra filtro tokios detalės, kurios išleidžia, skylutės, kurios išleidžia per didelį drėgmės kiekį. Ir pasidėsiu štai čia. Ir dugnas duonės yra banguotas, va štai toksai, tai jeigu mes padėjome duoną, tai aplink duoną gali cirkuliuoti oras, nes jinai guli ne ant aklino paviršiaus. Bulkas su duona galite laikyti kartu, saldžių bandelių nerekomenduoju dėti kartu, nes saldžios bandelės, jos turi labai daug drėgmės, o duoniai nereikia, kad būtų daug drėgmės. Na ir kaip gaminate, jūs turbūt daugelį mano laivų matėte, kad aš labai naudoju va štai tokią modernę šiukšlynę, kurią galima pasigabinti ant stalčiaus. Ir kai jūs čia kažką tai pjaustote, čia viską puikiausiai metat, galite net nužerti savo puikiausiai. Šitą dangtį galima naudoti kaip padėkliuką, jeigu aš kažką pjaustau, pasidėti ir paskui sumesti į puodą. Čia yra iš perdirbto plastiko serijos gaminys, iš Resistil Line. Ir dar tiesą dangtį galima prisitvirtinti štai va šitaip va, kad jisai laikytųsi va štai tokiu būdu. Patogus dalykas. Man nereikia kažkur atsitemti šiukšlynės ir viskas stovi gražiai ir mano virtuvė tvarkinga, niekur ant stalo man nereikia mesti. Nu dabar pasižiūrėsime, ar viską aš pasakiau apie silikoninius maišelius, kurie pirmam brošiūros puslapį nukėliau į pabaigą pasakiau, apie savo mylimas fridžiamatę dėžutės pasakiau, apie sviestinę pasakiau, kokie ginamai be sviestinės. Padėklas ir silikoninis teptukas kitam puslapį, dar kitam puslapį turim Back to Basic dubenį ir Back to Basic dubenėlį su sulčiaspaude. Tada turim greitkratį su techniniam kliūtim, tai jeigu įstrigo dangtelį, stipriau užsukat, atsukat ir jisai prisispaudžia vėl štai čia. Turime leistinukų gamintoją, turime pabaisiukus, kaip tik Helovynas ne už kalnų, tai tikrai pravers. Turim 2 indus serviravimui, kurie tinka ir į mikrobangę, turime duonę, kuris laikys jūsų duoną šviežią, turim Ultra Pro su žirklėm, žirklių yra nedaug, tai iš karto sakykite pirmadienį. Turime Slice and Dice pjaustyklę ir turbūt pjaustyklę demonstruojant reikėjo pagriebti shop kolektorių, nes reikėtų skusti visas daržoves. Turim Easy Speed visiems plakiniam ir tešlų darimui, turim silikoninę mentelę, kad išlaižyti. Turim pasikeitusi naujoko krepšį, dabar naujokas startuodamas gauna vertikalų skustuką ir 800 ml Vensmartą, puikiai dovana kiekvienam naujokui. Turim šaunę šeimininkių programą grindų šluostę ir skaidrios kolekcijos tokį kaip dozavimo, skysčią mindelį. Ir turim termosą. Termosų irgi turim nedaug, tai kam reikia, tikrai praskubėkite, tikrai užsisakykite ir tikrai įsigykite. Ir turim šaunų aktyvumą, čia galite matyti po kairę, po dešinę. Ir visą tai rasite, žinoma, aktyvumo brošiūroje, bet apie tai kitus kartus. Tai tiek šiandieną, ačiū, kad klausėte ir šaunaus rugsėjo, nes pasiūlymai tikrai nerealiai geri.